Tai sakai, nežinojai Kevinas Garnetas, kur žaidė. Nežinojau. Labą dieną. Labą dieną. Šiek tiek apie NBA kalbėjom. Sakau, pasakyk kokį nors. Aš sakiau komandą. Pažgalvau patikrinsiu, kaip Dzedzelas, kaip gerai žino legendinių žaidėjų. Sakau, bent vieną pasakyk. Sakau, Hawks. Wilkinsas. Gerai. Pacers. Milleris. Tada, žinau, aš jau išsigąst biškį pradėjau. Wizards, galvoju, užmesiu, nes Jordanas Wizards'ose 2 ar 1 sezoną žaidė, 1, man atrodo. Songaila. Ir aš taip norėjau jau sakyti, gerai, galvoju. Ir suvartė mane pakankamai, bet... Bet tai daug ko ir nežinojau, bet čia, žinai, iš tos labiau senesnės kartos dabar, tai jeigu reiktų visai formulė atima iš manęs laiką ir aš nebeturiu galimybių skirti dėmesio tiek NBA lieka tik LKL'as. Bet kad LKL'as tai yra gerai. Atradom savo kiemo malonumą, kai prasidėjo pandemija. Mes tada kažkaip pradėjom tiesiog susitikti vakarais, kažką paveikim. Ir mes žinai ką, mes pradėjom, kai neturėjom ką veikti, mes pradėjom žiūrėti UFC arba ten King of Kings, kuris trumpinys yra KOK kovas. Taip. Ir visokias per kanalus eidavom ir galvodam, pasivaržykim, žinai, kad statysim, iš garbės loždavom iš pinigų, kad ten laimės tas ir atkirs jį iš rankos, pavyzdžiui, ir kuriam raundį. Ir mes po to pradėjome, dėl to krepšinio daugiau Žalgirį pradėjom dar daugiau sugrįžti kažkaip. Eurolyga, LKL mažiau, dabar LKL visai įdomiai žiūrisi. Kažkaip jo, vėl susipažinom iš naujo ir dabar visai įdomu sekti. Bet gyvenimas yra nestovintis vietoj. Bet Barcelona praėjo porą dienų, mes jau dabar darom ne dieną, o 2 dienos. Taip. Tai kažkokių naujienų nebuvo, čia visi dabar aptarinėja tą Verstappeno smūgį. Įvesk į kontekstą žmonės, kurie galbūt nežiūrėjo lenktynių. Gal pirmą žiūrėk, iš karto padarom taip. Ne nuo smūgio pradėkim, o nuo... Kas per lenktynės buvo? Tai buvo Ispanijoje, buvo Barcelona. GP Barcelona. Taip, o čia Katalonijos sostinė Barcelona yra, ne? Taip. Prašau. Tu žinai, kas yra Katalonija ir ko skiriasi nuo Ispanijos? Tai skiriasi rytis, norėjo atsiskirti ten Ispanijos. Jų prezidentas buvo į Belgiją, prieglobsčio pabėgęs. Nesvarbu, čia politiniai. Tai buvo toks, pasakysiu top 10, nes verta pasakyti ne tik laimėjusius. Ne tik top 3. Pirmas Piastris, antras Norrisas, Leclercas 3, kažko trūksta, Russellas 4, kažkaip trūksta kažkokio pažįstamo vardą, ne? Hulkenbergas 5, Zauberį, 5, 6 Hamiltonas, 7 Hadžaras, 8 Gaslis, 9 Alonso pirmą kartą su 2 taškai šį sezoną pagaliau. 10. Ir galiausiai 10 Verstappenas. Tai kas nutiko? Jo, tai šiaip visą savaitgalį vėl McLarenai puikiai važiavo. Piastris kvalifikavosi pirmas, ir baigė lenktynės pirmas. Taip. Norrisas niekaip negalėjo aplenkti, bolidai pakankamai lygus iš tikrųjų, ir jeigu tu kvalifikuojasi greičiau, tai tikėtina, tarp McLarenų kalbant, tikėtina, kad jeigu nebus kažkokių netikėtumų, tu ir būsi pirmas, o antras kvalifikavaisi, tai ir būsi antras. Šitą Verstappenas, kaip visada, su tokiu bolidu, kaip ir neblogai, buvo 3 kvalifikacijų. Ir jisai starto metu aplenkė, ar jis 4 buvo dabar 3? Jisai kažkaip ten pradžioj... Starto metu jis aplenkė Norrisą, paskui Norrisas atsiėmė lenktynių metų vietą. Jo, kažkaip ten buvo neprisimtų. Ir jis ilgai buvo 3, bet po to... Saugos automobilio fazė. Ir šiaip kas nustebino, tai mes visada sakydavom, kad softai ne lenktynių padangos. Bet buvo dominuojanti padanga. Buvo dominuojanti padanga, nes puikiai laikė, nesidėvėjo. Kas šiaip reikia pažymėti, kad Pirelli atvežė tas 3 skirtingų mišinių padangas, bet kietesnės. Kiečiausias. Tai praktiškai su hardais nieks nevažiavo, tik Hamiltonas, jis nebeturėjo naujų komplektų nei minkštų, nei vidutinių. Ir jisai... Čia Hamiltonas ar čia Verstappenas? Verstappenas. Ir jisai, kadangi turėjo stoti pasikeisti, nes jau... Liko kokie 8 ratai tuo metu, kai jisai sustojo. Ir mes galvojam, kad jį pakvietė komanda, bet paskiau iš atsiliepimų
iš kitų komentarų matosi, kad jis pats buvo iniciatorius sustoti, jo... Sakė, šviežių padangų noriu, ne? Jo, tai inžinieriai sako, kaip manot, jeigu mes dabar ant šviežių šoktumėm, bet aišku, jis iš kitos pusės turbūt nepagalvojo, kad šviežios likusios tik hardai pas juos. Tai ir užmovė. Atneškit šviežias. Ir užmaukšino hardus, mes paskui jau matėm, kaip jis, ką jūs čia man uždėjot, ar tikrai, žinai, nu taip, sako, mes uždėjom, sako, kitos išeities nebuvo. Jis toks šokiruotas buvo, net pykt pamiršęs tą akimirką. Ir aišku, ir tada, nu, prasidėjo visas grožis, kietos tikrai ne taip gerai sukimba. Ką šiaip dar reiktų pažymėti, ir užmiršau, ką aš čia norėjau visi pažymėti. kiti, kol tu pabandysi atgaminti, visi kiti irgi daug kas nėrė, kai liko tie ar tai 10 ar 8 ratai, kai prasidėjo saugos automobilio fazė ir lenktynės grįžo į trasą, kai liko, man atrodo, 6 ar 5 ratai. Visi, ne visi, daug kas labai nėrė į boksus ir užsidėjo softus ir iš naujo. Ir Verstappenas irgi prašė šviežių, bet jam uždėjo hardus ir irgi, žinai, sako, nesuprantu, kas vyksta. Ir tada Russellas jį pradėjo spausti. Ir Russellas pradėjo spausti, kuris buvo 4 vietoje. Tai tik tiek, kad gal pirmiau netgi Leclercas jį aplenkė Verstappeną, o paskiau jie pradėjo galinėti su Russellu, nes to pačiu ir Russellas puolė jį lenkti. Taip, nes buvo vos ne dvigubas lenkimas, kaip Verstappenas buvo su hardais. Aš tik tai galbūt, kodėl jam liko tik hardai, tai čia reiktų atkreipdėmėsi, nes kartais būna tokia strategija, kad jeigu tu, kodėl Hülkenbergas, kaip sako, man sukrito kortą, kad 5 vietoje buvau su Zauberiu, žinai. Kvalifikacijoje jisai buvo, reiškia, dabar nepasakysiu tiksliai, bet jis nedaug suėdė padangų. Hülkenbergas, jo. Hülkenbergas. Ir jisai turėjo šviežesnių daugiau komplektų. Ir tai jam padėjo lenktynėse. Ne vien tai, bet ir tai. Tai jis ir sako, tai jeigu tu esi ne pirmam 10-uke, tau nėra ko varžytis, jeigu tavo bolidas nėra pajėgus eiti į 3 kvalifikacijos dalį, tai sako, praktiškai tau nėra dėl ko gadinti padangas, tada tu lenktynių režimu su geresnėm išlaikytom padangom. Tai va, čia reiktų žymėti, kad kažkiek tie, kurie ateina ir stengiasi kvalifikacijai būti pole pozicija, 1, 2, 3, jie žymiai daugiau suėda padangas. Tai va tas dalykas. Bet, aišku, jie yra pirmi rikiuoti, natūralu, bet va taip supuolė. Tai Verstappenas, kaip grįžtam prie to, tai jisai, vienu žodžiu, tu gali dabar papasakoti, koks tavo įspūdis buvo. Tai ten, užbaigiant šitą, kas ten įvyko, tai buvo, kaip garsiai kompiuteris kažką pasakė, buvo taip, kad Verstappenas negalėjo apsiginti nuo Leclerc, tuo pačiu pradėjo Russellas, aišku, atakuoti, naudotis progą. Pabaigojo lenktynių. Ir pabaigojo lenktynių, čia jau taip liko kokie 5-4 ratai. Ir dabar bandau, taip žinai, chronologiją prisiminti. Starto finišo atėjęs Leclercas nurūko ir buvo taip, kad Verstappenas, ten buvo toks mini kontaktas tarp jo ir Russello ir Verstappenas liko priekyje. Ir jam inžinieriai skambina, sako, būk geras, atiduok poziciją Russellui. Priminsiu, kad iš FIOS nurodymų, ne iš FIOS, iš Race Control nebuvo nurodymų gražink vietą. Pats šitas Lambiazer inžinierius. Jie patys, Red Bulliai sako, jie matyt nusprendė, kad nerizikuosim, kad pridėtų laiko, praleisk kažką. Verstappenas, aišku, pradėjo pykti, kušką, nes kiekvieną kartą jie jaučiasi, žinai, kad teisus buvo, tai yra normalu. Bet baudos nebuvo ir niekas net neketino duoti baudos vis dėlto. Ir Verstappenas jau kaip ir praleidinėjo, bet ir telemetrija tą rodo jau post factum, kai žmonės pasižiūrėjo ir iš kokpito pasižiūrėjus vaizdą medžiagą. Verstappenas žinojo, kad Russellas aplink jį lenkia, bet jisai jau kaip ir praleidinėjo jį ir bakstelė į vieną. Tada paspaudė greičio pedalą ir, kaip sakant, lenkėsi į šoninį pontoną. Gerai, kad nieko nei vienam, nei kitam neatsitiko. Taip. Bet tikrai buvo toks taranas, grynas taranas. Tai čia Mario Kart. Visi, labai... Tai va šitas Verstappeno poelgis labai plačiai aptarinėjimas buvo. Pats Verstappenas dabar, aišku, ir sakė, ir komandos atsiprašė, nors iš pradžios nepripažino klaidos ir pyko, nes ten, kai jau į Leclercas aplenkė ir tuo pačiu Russellas jį bandė aplenkti, tai ten buvo lenktyninis incidentas,
Verstappenas turėjo išvažiuoti iš trasos, nes neliko vietos trasoje. Ir išvažiavęs iš trasos, jisai išsaugojo 4 vietą, nes Leclercas jau jį buvo aplenkęs. Tai tuo būdu jis iš trasos išlėkęs, liko 4, todėl jį turėjo palikti vietą Russellui 5, nes Russellas jau būtų jį aplenkęs. Tai va, tai dėl to tas pats, kodėl turėjo praleisti Russellą. Red Bullis galvojo, kad jis turi praleisti. Red Bullis galvojo, kad jis turi praleisti. Nes jam tokio nurodymo nebuvo, jie norėjo apsidrausti, bet pasirodo, to net nereikėjo. Bet mes irgi kalbėjom, kad čia turėtų teisėjai, mums irgi atrodė, kad paskiau mes nurašėm tą momentą, nes buvo dvigubas lenkimas, toks pusiau dvigubas lenkimas, Leclercas ir Verstappenas. Bet po to, tai ką jisai gavo už tą bakstelėjimą, jisai gavo 10 sekundžių baudą ir šiaip tai jis baigė 5. O kai Russellas, jam pridėjo tas, 10 sekundžių. Verstappenas baigė 5. Ir dėl to jam pridėjo 10 sekundžių, nes nespėjo, nespėjo. 10 tada baigė realiai. 5 kirto finišo liniją, bet baigė 10 jau post factum, nes 10 sekundžių. Pridėjo 10 sekundžių prie laiko. Russellui Monake kirtus vieną kampą davė 20 sekundžių realiai, nes turėjo tą pravažiavimą pro boksus daryti. Russellas tą ir sako, žinai. Ir kitas dalykas, Schumacherio juoda vėliava, taip sakant, už tokius bairius. Ralfui, ne? Michaeliui Schumacheriui. Iš tokius bairius jam juoda vėliava. Atsimeni, jisai su Barikelo ten kapojasi. Jo, bet ir Ralfas sureagavo irgi, sako, čia akivaizdu, Ralfas Schumacheris, brolis Michaelio, kad reiškia, čia vienareikšmiškai turėjo būti juoda vėliava Verstappenui, o juoda vėliava tai reiškia diskvalifikacija iš lenktynių, bet iš tų lenktynių, kuriuose tu važiuoji. Bet kaip nekaip jisai gavo 10 sekundžių, realiai atsistojo 10 vietą, vienas taškelis, tai tikrai nuskausmintas buvo nebereikalo ir po to, kaip ir jau aišku, gavo 3 baudos taškus. Jam liko 1. Dabar turi 11, tai dabar spalio ten 27 ar kokia čia diena. Jam nusirašo 2 taškai, nes jau bus metai praėję. Spalio ar birželio? Spalio 27. Aš birželį sumaišiau todėl, kad jau birželį nusirašė, jis turėjo 10 baudos taškų. Taip. Ir birželio ten pačioj pradžioj nusirašė 2 taškai, nes jau praėjo metai termino nuo ten tų pirmųjų 2 baudos taškų. Tai jis jau, šitose lenktynėse Ispanijos jis turėjo 8 baudos taškus. Ir atrodė saugus, nes iki 12 taškų, kada jau turi praleisti kitą etapą, diskvalifikuojamas, jis atrodė viskas gerai. Babach, 3 baudos taškai, 10 sekundžių tai jau tik 1 tašką ir 3 baudos taškai. Tai teisėjai už tą tyčinį veiksmą tikrai pakankamai nubaudė. Tai dabar Verstappenas turi važiuoti labai labai ramiai. Tai va, kai tu sakai, kai mes kalbėjom, kad bijo bausti Verstappeną, taip, juodų vėliavų neparodė, bet parodytum juodas vėliavas, tada ir sekundžių nebėra ir turi baudos taškų. Mažiau juoda vėliava, bet iš kitos pusės... tu turi traktuoti rimtai, žinai, tokius bairius. Jo, tai 3 taškai čia yra irgi nemaža bausmė už šitokį veiksmą. Jeigu nebūtų specialiai. Bet paskui atsiprašinėjau taip netiesiogiai ir Verstappenas. Tai čia pats įdomiausias dalykas, bet, yra kaip yra, ką darysi, o kaip toliau tavo nuomonė. Atsimeni, kai, reiškia, Hamiltoną pralenkė Hülkenbergas, tai apie tas padangas kalbam, jam taip sukrito, kad šviežios padangos, tai Hamiltonas atrodė su Ferrariais. Šiaip tai Ferrari gerai važiuoja ir, reiškia, ir jeigu taip lyginsi su Mercedesais, tai tikrai gerokai geriau, nes Antoneliu reikia paminėti, irgi bolidas sugedo, nors... Antonelis, jam pradėjo rūkdūmai ir jis tada kačiukrai, kai išlėkė ir viskas. Bet kas įdomu, tai Wolfas Engelmanas atrodė, kad jisai lingavo galvą dėl Antonelio važiavimo blogo, bet paskui, kai pamatėm dūmus, tai prie ko čia Antonelis. Bet Wolfas pasakė, kad, taip suprask, jo komentaras buvo toks, kad jisai važiavo labai per tuos bordiūrus, bortus, labai trankėsi mašina ir sako, ten gali ir nuo tų natūralu, kad didžiuliai greičiai. Tai tipo suprask, ne šiaip mašina sugedo, o dėl nepakankamai kvalifikuoto važiavimo. Prašau. Bet toks netgi komentaras yra, bet čia aš taip išskaičiau, bet taip gali būti. Ir dar įdomus Schumacherio, tai dar toks Herbertas dainininkas, vos nepasakiau, lenktynininkas irgi buvo pasakęs, kad irgi juoda vėliava. Dar ką reikia paminėti, Lewandowskis
Lewandowskis mojavo tą vėliavą starto finišo. Finišo vėliavą gavo. Finišo tai yra, taip, ne starto. Pamojuoti. Ir kažką norėjau sakyti apie gyvenimą kažką. Ne apie gyvenimą, apie lenktynės. Nesvarbu, prisiminsiu. Apie Hulkenbergą galim šiek tiek pakalbėti. Pusiau lietuvis 5 su Zauberiu atvažiavo. Čianais, visiškai buvo neteisus metų pradžioje Zauberis, aišku, ir sėkmės reikalas, bet tikrai nebe apie nieką komandą. Bolidas tikrai nepasakyčiau, kad geras, niekas to nepasakytų, bet laiku ir vietoje atsirast, Hulkenbergas, jisai mašina yra tiesiog. Šiaip tai taip, jisai jau, kaip prašo informaciją, aš aišku, tiek jau smulkiai neturiu informacijos, kad jis 19 metais taip aukštai įsivaizduoja, prieš 6 metus Hulkenbergas tik buvo 5, o atrodo... Nes su Force India važiavo jis tada. Eina savo, bet kiek laiko, Jis ilgai važiuoja. Bet toks neatrodo, kad paskutinis būtų, žinai... Žinok, jisai 19 metų važiavo, aš dar pamenu, kai žaidžiau tos pirmosius formulės žaidimus savo, tai būdavo F1 212, F1 213 ir jis jau tada buvo, žinok. Hulkenbergas. Jo, bet jie per tiek metų nepadarė. Aš prisiminiau, ką norėjau sakyti apie Ralfas, apie Schumacherio šitą bakstelėjimą, sakė ir Marko, tas ne Marko Horneris, gal Marko dabar nepasakysiu, gal Horneris paneigė. Šitas Schumacheris sako, žinai. Taip. Sako, žinokit, čia gali būti, kad 20 Bahreinė pradėjo. Pradėjo 10, eik savo 16 metų. Tai apie tą Verstappeno smūgį į Russelo šoną Schumacheris tokia idėja, kad žinokite, čia greičiausiai specialiai taranavo, nes pažodžiui tiksliai nepasakysiu, bet mintis yra tokia, jis mato, koks bolidas ir jis nori, kad galėtų nutraukti, nori inicijuoti kontrakto nutraukimą, nes tokie visokie force majorai, aišku, čia lygiai iš jo pusės, bet jeigu pradedu daryti nesąmonę, su manim Red Bullis nutrauks sutartį ir aš galėsiu laisvai rinktis komandą, žinai. Bet čia nesąmonė. Aš manau, kad čia nesąmonė iš tikrųjų. Aš manau, kad jisai jis turi dėrybinių svertų daug kaip Verstappenas, jo galia yra tikrai didelė. Tai aš manau, kad jam tokių nesąmonių daryti nereikia, kad jisai galėtų pakeisti tą komandą. Žinai, tai čia lygiai taip pat kaip gandai su Strolu, tada, kur buvo paleistas gandas, kad jis ten nevažiavo, nes ten garažiai išsitrankė, išsikeikė visos komandos. Ir po to atėjo iš Aston Martin irgi žinios, kad taip nebuvo, žinai. Tai irgi toksai, kaip čia pasakyti, neįlysi galvą, nepasakysi, žinai. Taip. Nes irgi buvo mes po to po lenktynių kažkaip tokį, kai pradėjom sąmokslo teoriją, žinai, veist, kad realiai, net jeigu jis būtų trankęsis ir šitą, kaip mintį šiandien bėgiojo, kažkaip trankęsis, nežinai, ir kažką, o sakė, kad jam trauma rankos. Kad dėl to nevažiavo. Turgi tada sakė, tai ko tada iš karto Drugovičiaus nepaimti ir kad kvalifikacija važiuotų, kad galėtų vienas bolidas dalyvauti, mažą ką paims taškų. Tai žinai, o aš tada sakau, tai galbūt jo šitas komanda, politiškai korektiškai, jam skauda ranką, bet iš tiesų jam gal tėvas sako, pasidėk pailsėk, žinai. Man tai ta mintis irgi patiko, kad toks bausmė tokie, žinai, pasidėk praleisk, bet kadangi kalbos kyla, kad ir Kanadai praleidinės, o šitas Strolasgi kanadiečiai abu yra namų lenktynės, tai kad Felipe Dragovičius greičiausiai... Drugovičius. Ar Drugovičius? Drugovičius. Jisai Brazilas. Brazilas, bet taip. Kanadietis Strolas. Taip. Tai va, Kanados namų lenktynėse Strolą, kad pakeis Brazilas, atsarginis vairuotojas, Felipe Dragovičius. Ar nesvarbu. Tai iš esmės, ką noriu pasakyti, tai gal rodo, kad vis tik tai gal rimta ta jam atsinaujinusi trauma ir ko gero Strolas, jeigu taip šneka, gali būti, kad nevažiuos ir Kanadai po 2 savaičių. Tai būtų jo, kanadiečiai nevažiuot Kanadai nesmagu būtų. Jo, tai dar Wolfas, kaip jis ten paminėjo, kad kadangi jis yra Mercedes komandos vadovas ir kai gavo Russellas Mercedes lenktynininkas smūgį iš Verstappeno, kaip ten pavadino,
panašu į pamišusi taksi lenktynininką. Verstappeną. Pamišęs taksi lenktynininkas. Žinai, taksistai tai jie ten, žinai. Tokie. Jie taksistai moka ten jie važinėti, žinai. Tai va, tai tada galim dabar trumpai gal perbėgti paskutiniai, kas buvo kitas dešimtukas. Kitas dešimtukas buvo toks. Lawsonas, Bortoleto, Tsunoda, Sainzas. Labai atsiprašau, buvo labai nekoks savaitgalis Williams komandai. Sainzas tik 14, gaila. Kolapinto 15, 16, Okonas 17, Bermanas, Antonelis ir Albonas nebaigė. Albonas atrodė taip keista, po 27 ratų ar 27 rate nebaigė ir jam tada kažkas nukirpo galiuką priekinio sparno. Nenukirpo jis po avarijos. Po avarijos. Su kontakto labai nedaug buvo, kiti važiuoja iki lenktynių gal ir nieko. Ir atrodo, šitą, jesu, kaip bėgioja mintis, tu priekinis sparną tiesiog pasikeitė. Taip, pakeitė priekinis sparną. O ten jau sako, baig viskas. Nors, žinai, gal telemetrai taip sutapo, matė, ką nors, žinai. Gal, žinai, ir iš kitos pusės dar įdomu buvo tai, kad jis gavo kaip tik 10 sekundžių baudą. Atsimeni, ir mes sako, žiūrėk, važiuoja į boksus, iš boksų išvažiavo, nepakeitė nieko, atitarnavo į tą 10 sekundžių, kad jam nepersikeltų į kitas lenktynės ir po to vis tiek grįžo į boksus, reiškia, tai toks. Irgi tokia strategija, kad nepersikeltų 10 sekundžių bauda. Tu, jeigu dar tavo bolidas gali važiuoti, tai turi lenktynių režimu atidirbi tą 10 sekundžių boksus, apvažiuoji ratą ir jau tada statai boksus bolidą. Ką tai, pasižiūrim dabar, bus mūsų 2 savaičių dabar pertrauka, nes Kanadoje bus po 2 savaičių ir Kanadoje turėsim 10 etapą, 9 valandą bus, po to vėl grįšim į Europą. O dabar pasižiūrėkim tada, kokie mūsų vairuotojų, darbuotojų įskaita. Tai Piastris pirmas su 186 taškais, Norrisas antras su 176, tik 10 taškų skirtumas. Nedidelis. Ir Verstappenas dabar jau 137 vis dar 3 vietoj, bet dabar jau atsilieka per 39 taškus. Tai jau yra atstumas, palyginus. Yra. Tai mes čia kalbėjom, gal Verstappenas čempionas, bet... Dar žiūrėsim, bet žinok, aš nenurašysiu jokių būdų. Nenurašysiu, niekas jo negali nurašyti. Russellas 4 irgi priartino šiek tiek savo, atstumą sumažino nuo Verstappeno, tikriausiai nepavyks jo aplenkti, bet maža ką. Jo tas pastovumas labai jam padės. Leclercas 5 vietoj, Hamiltonas 6, 2 Ferrari pilotai, Albonas lieka 8 su Williams, tai puikus rezultatas, nes pralenkė Antonelį pralenkė, žinai. Nepralenkė. Oi, atsiprašau, Antonelis 7, atsiprašau visų. Albonas 8, tai geriausias iš tų jau nebe pagrindinių komandų. Sonodas neskaitau dar. Hadžaras puikiai važiuoja 9, Okonas 10, Hulkenbergas šoka dabar per savo beneficą 11 vietą. Taip. Strollas 12, Sainzas 13, Gaslis 14, Tsunoda 15, antras Red Bull pilotas tiktais, Bermanas 16, Lawsonas 17, Alonso 18 pagaliau, 2 taškai, Bortoleto 19, Duganas 20 ir Kolapinto 21. Tai Kolapinto dar turės padirbėti, kad pralenktų Duganą. Jo, tai akivaizdžiai turim įtrūkusius pilotus ir dabar gal trumpai apie Komandos. Mes šitaip Express Pizza varom tokią komandas. Tai pirmoje tai be abejonės McLarenai, 200 beveik taškų prieki. Tai ten jau viskas kaip ir aišku. Ferrari antroje vietoje su 165 ir trečioje Mercedes atsilieka tik per 6 taškus su 159. Red Bull Racing Honda ar BPT tik tai 4, nes važiuoja kol kas. Jo, dabar Tsunoda taškų kaip ir toliau nerenka. Verstappenas irgi tik 1 taškelį gavo, tai dabar jau Red Bull'ai atsiliko nuo Mersų ir Ferrari, kurie tarpusavį kovoja dėl 2 vietos, 2, 3 keičiasi. Taip. Williams jau tada per 90 taškų atsilieka, drąsiai 5, nors ir kad kokia nesėkminga šita trasa jiem buvo, su 54 taškais. 6 Racing Bulls, tai dukterinė ir Red Bull komanda,
Hasai tik 2 taškais atsilieka nuo Racing Bulls ir Kik Zauber šovė į 8 vietą. Iš paskutinės ir susilygino taškai su Aston Martin, bet jų bendras pozicija geresnė dėl aukščiau užimtų pozicijų. Tai 5 vieta Hulkenbergo ir lemia, kad aukšta pozicija ir 16. Taip. Ir Aston Martinas 9 ir Alpine mano palaikoma komanda gaila 10. Šiaip žiūrėk, ką įdomu pažymėti, kad jeigu mes pernai ilgą laiką turėjome 0-0-0 iki vos ne paskutinio etapų, komandos tiesiog neėmė taškų, bet dabar iššauna, aišku, netikėtai, bet vis tiek komandos po truputį apačioje, kurios pačios paskutinės, po truputį renkasi taškus. Taip. Tai rodo, kad tas lygis, kad ir jisai atsilieka, bet jis nėra toks atitrūkęs ir tikrai komandos gali kovoti. Man dabar tik didžiulė intriga 26, kai atsiras Kolapintovas, nesapėjau, Kadilakas. Kolapinta atsiras kaip komanda. Kai atsiras Kadilakas 11 komanda. Tai įdomu, kaip jie atrodys, labai įdomu. Šiaip įdomu, kaip visi atrodys, nes su tais pasikeitimais, apie kuriuos mes šnekam, kad bus dideli pasikeitimai, tai kadangi dar iki galo nėra labai tokių apibendrinimų kažkokių rezultatų, tai mes gal dabar ir nekalbėkime apie tą, kas pasikeis 26, paskiau skirsim laiką prieš sezoniją, labiau aptarsime pasikeitimus esminius. Tai dabar matosi, kad komandos kai kurios, kaip matosi, bent jau iš to, kaip komunikuoja, Ferrari sako, mes jau nebesistengsime tiek laiko gaišti su 25 metų bolidu ir jo tobulinimais, su galinė pakaba dar pabandysim padirbėti, Kanadą atsivešim ir žiūrėsim, kaip veikia ir daugiau visas dėmesys 26 metų bolido, bet žinai, iš kitos pusės, jeigu dar pavažiuotum ten, kiek skirtumas yra, tai į viršų jo, tai Ferrari 165 taškai, Mercedes 159. Tai skirtumas yra tik 6 taškeliai. Tai aš manau, Ferrari ir Mercedes, netgi Red Bullis atsilieka tik tai nuo jų per 15 taškų. Tai žinai, visi jie nenori turi bolidus. Turi, nes čia yra pinigai, 2, 3, 4 vietos, tai piniginiai prizai visai kitokie. Matai, jie irgi turi ribotą tobulinimo laiką. Taip. Bet žinai, jeigu turi dar kažkiek biudžeto limitą neviršiai, tai tikrai turi išleisti viską iki paskutinio cento. Kas galėtų iš vis nieko nebedaryti, mano manimu, tai McLarenai. Jie dabar per 200, 360. Bet jie turi daryti dėl savo individų, kurie nori laimėti čempiono titulą, žinai. Taip, bet tu gali leisti jiems su tais senaisiais, pasenusiais nustatymais, su tokiais pačiais važiuoti. Abiem jiems vienodi pasenę nustatymai, jie tarpusavy lygiom sąlygom kovos. Bet ne su Verstappenu ir su kitais, kurie tobulins bolidus vis tiek. Ne, čia yra rizikinga. Šitaip, bet 200 aš jau čia... Ne, konstruktorių taurį jiem ramu. Jiem dabar dėl čempiono titulo, nes visai kitas, tu kažkada pats ir sakėjai, visai kitas respektas yra, aišku, respektas laimėti yra konstruktorių taurė, bet fanų akyse, jeigu mato, kad Norrisas čempionas arba Piastri čempionas, jie žino tada McLaren. Arba Red Bullis, Verstappenas. Arba Red Bull Verstappenas. Tas pats Vettelis, kai buvo. Arba Hulkenbergas Sainz. Tas Hulkenbergas Zauber, tai yra ne Sainz. Schumacherį visada laimi, ten mes net nežinodavom, konstruktorių taurėgi jau senai yra įvesta, bet būdavo Schumacheris ir tu net nežinai, ar Ferrari būdavo bendrai geroje vietoje ir negeroje, bet tu žinojai Schumacheris, Ferraris, po to tu žinojai Hamiltonas, Mercedesai. Net nežinojai, kad Rosbergas ten važiavo, tas, kas domėjosi, žinojo, bet šiaip tokie grandai, žinai, Vettelis, Red Bullis, Verstappenas, Red Bullis, tai taip. Jensenas Buttonas tau su kuo asocijuojas? Su McLarenais jau, bet tada McLarenai nebuvo. Bet su kokiu jisai iškovoja čempionų titulą, su kokia komanda? Vodafone. Vodafone rėmėjas buvo pagrindinis McLaren. Ne, su tokiu baltu, su atrodo markerio žalia spalva. Pagal jų vadovo pavardę pavadinta komanda. Jordanu kokiu, ne? Ne, Braun. Braunas? Braun GP. Net ne Brauno, Braun. Braun GP. Rosas Braunas. Rosas Braunas, aš jį vadindavau. O klausyk, nes jisai Batonas ne su McLarenas čempionas? Ne, jisai su su Braun GP. Braun GP, okei, matai, čia jau mano
Mano, matai, dabar, kai dažnai naudoju dirbtinį intelektą, Smegenys nebedirba jau, žinai. tiesinasi smegenų vingiai. Nieko. Po truputį. Ne, tu turi kažkiek pamasažuoti dar, žinai. Tai būdavo. Aš masažuoju, bet jos tiesinasi. Aš tai šitos atsimenu tą netolimą ateitį atsimenu, čia tai pasakinys. Aš prisimenu tos netolimą tą istoriją tų nuo 2000-ųjų kažkiek, nes būdavo, kad į tuos video tinklalapius, kur įkelta būna tokie nelegalūs tie filmai, ten tokie visokie, kur YouTube neįkelsi, tai būdavo tos sezono apžvalgos dedamas Formulės 1 oficialios. Ten būdavo įrašai po 3 valandas kažkur. Ir man žiauriai įdomu būdavo žiūrėti, nes ten būdavo visas sezono lenktynės, pradeda įžanga, kas buvo prieš sezonį, kokios siužetinės linijos eidavo, ten, žinai, kokie pilotai, kas ką, viską pristato, tokia nuodugni, tokia dokumentika, žinai. Ir tada apie kiekvienas lenktynės, būdavo skiriama kiek ten, vos ne po pusvalandį, mažiau, nes ten tų lenktynių daug, bet, žinai, būdavo toks ilgas viso sezono retrospektyva tokia, žinai, su komentavimu dar ant viršaus, žinai, tokių bendrų interviu sudėti, aktualūs naujienos. Padirbėtum. Tai ten oficialus tas produktas buvo, nežinau, ar dabar daro dar, bet tai aš tokius žiūrėdavau, man labai patikdavo, dėl to kažkiek prisimenu. Tai praktiškai tu per tas kelias valandas visą sezoną pergyveni. Jo, ir žinok, aš kaip, pavyzdžiui, nesekiau normaliai, pavyzdžiui, tų pačių 2007 Raikonenas, 8 Hamiltonas. Jo, tokios apžvalgos labai vertingos, netgi prisimeni, netgi jeigu ir seki, tu paskiau pamiršti, tai tokia santrauka, aišku, ten 3-4 valandos, tai labai daug, bet... Čia vienu metu dabar jau mes tiek laiko nebeturim, bet kas kažkiek laiko biškiai pažiūrėti, arba tiesiog vietoj to, kad žiūrėtum filmą, tarkim, kokį vieną per dieną pasižiūri pusę tos apžvalgos, jeigu tau įdomu, žinai. Jo, jeigu įdomu, iš kitų čia gal mažai vertės yra, nes, jeigu dabar man norėtųsi 2014 metų apžvalgą pažiūrėti, gal ir faina, bet aš turbūt jau nebegaiščiau laiko, nes, tai buvo senai. Nebent kažkas labai sudomintų dėl kažko. Aš fonę nebent pasižiūrėčiau, žinok, nebent aš tai dar visai prisimenu tas apžvalgas, aš visai netgi norėčiau dar kartą pažiūrėti, bet aš aišku dabar jau nebebūtų, kad, žinai, kai šeima yra, neatsisėsi 4 valandas, taip ir nesėdėsi, žinai, fonę kažkur nebent. Tai va, tai ir ką, gerbdami jūsų visų irgi tą laiką, kad jūs mūsų tų... Kad jūsų čia nebūtų. Kad jūs čia tų mūsų jau pokalbių daugiau nebegaištumėt ir nebeklausytumėt, šiandieninių turiu omeny, ne aplamai. Viskas, ištrinkit prenumeratas jau. Tai apžvelgiam lenktynės Barcelonos, apžvelgiam situaciją, praėjo 9 etapai iš 24, na ir žiūrėsim, susitiksim kanalui po 2 savaičių, 9 val. Vakaro. Taip ir padarom. Pergalė bus mūsų ir ten.